Derliaus kraitį tęsime iš Apolionijos Zizirskienės virtuvės. Dabar šventinis Apolionijos Zizirskienės receptas ir šventiniai patarimai. Taigi, Apolionija, ką mes šiais metais galėtumėm pasigaminti mūsų šventėms? Na, mūsų šventė, žinai, kaip sakant, net nežinau, kokiam tam fone vyksta, žinai. Visi rėkia, čia krizė, o mes pakrizenkim apie tą krizę biskelį. Ir kol lietuviai turės nors vieną bulvę namie, krizės nebus. Todėl naujiem metam, ir visom progom siūlau tokį patiekalą senoviškai naujovišką, įdarytos bulvės. Va, bulvių aš jau biskeliai prisiruošiau, nusiskutau, tas bulvytės pavoliojau į riebaliuką, pabarščiau prieskoniukais visokiais, čia, žinai, nuo ko turim, ten druskytės, šapų, lapų, krapų, svarbu, žinai, kvepia. Tai va, faršą susiminkiau, oi, čia, nu ką nutversim, žinai, kiaulienos, vištienos, jautienos, paukštienos, beleko. Turim, va, įmušėm kiaušinį, įdėjom cibulio biskį, na, čia svogūnas būtų, ne? Paprikos įpjauščiau, nu, žodžiu, privariau, ko turėjau į tą faršą. Česnako, jo, česnako būtinai, žinai, reikia įdėti irgi, nes, kad aštriausmas nebūtų. Tai va, na ir paskui čia visko papuošėm, turim morkų, turim salotų, salierų, va. O šerelė, vaikelė, žinai, kas yra... Kol nors tų bulvų turim, ten tegu dujas užsuka, galim kepti ir ant laužo. Šitą, aš pirmas iki va šitą patiekalą tai išgirdau, žinai, iš savo močiutės, iš savo dėduko, kaip jie ten vaikystėje piemenavo ir, žinai, imdavau bulvę, nenuluptą, nusiplauna, perpjauna per pusę, su peiliuku išgramdo vidurį visą, ten biskelį druskytis, jeigu ten kokio krapo ar ko nors cibuliuko kokio įdeda, sudeda atgal. Tuos visus išgremžimus, žinai, į tą bulvę, atgal į tą vidurį, suvožia, su pagaliuku persmeigia ir kepa lauže. Taigi, Apolionija, kuo galima šitas išskoptas bulves užpildyti? Tai dabar va, apie tuos piemenėlius ir kalbam. Tuos visus viduriukus, ką išgramdėm, čia įsidedam, žinai, prieskoniukų, druskytės, kokios pipiriukų, lauro lapų. Žiūrėk, aš turiu rūkytų lašinukų šiek tiek, smulkiai, nu kaip tas smulkiai, žinai, kaip kas mėgsta. Įsimetam šiek tiek, įdedam šiek tiek svogūno. Užtenka tų visų išgremžimų, druskytės ir jau galim sudėti bulvę. Bet jeigu turim, dedam spirgiaus, svogūno, česnako, prieskoniukų, šiaip va turim pasiruošę ir faršo. Ir krizeną mes iš tos krizės, žinok, ten viskas. Tai dabar, žiūrėk, sumaišom čia mes tuos visus viduriukus. Jeigu turim, galim įmušti kiaušinį, bet, žinai, man tai čia nebūtinai. Ir gausis toks piemenėlių kugėlis. Iš tiesų puikus patiekalas naujametiniam stalui. Taigi, Apolionija, kaip mums tai pavyko? O širėlė, vaikeli, tu žiūrėk, viską, ką užsiauginom. Bulvės, morkos, agurkėliai, žalėsiai visokie. Ar geriau bereikia? Linkime visiems žiūrovams puikios naujametinės šventės. Ačiū Jums, kad šiais metais buvote su mumis. Ačiū Apolionijai, kuris su mumis bendradarbiauja ir teikia mums puikius patarimus. O kokie būtų Apolionijos palinkėjimai? Na, o širėlė, kokie palinkėjimai kitiem metam? Auginkit bulves, morkas, agurkus ir krizenkim iš krizių. Ačiū Jums, kad buvote šį pusvalandį su mumis. Linkime Jums gerų švenčių, geros nuotaikos ir iki pasimatymo kitais metais.